tokį jaučiu, kad tu prasme, pasakai. Kai bairį, žinai, sakau. O dabar gaunasi, tai iš viso dar Lietuvos sporto universitete studijuoju, nes tik išleido įstatymą nuo sausio 1, kad turi turėti jogos mokytojai, ten dar turi, ne? Jo šokių mokytojai, ten aukštą išsilavinimą. Tai irgi vienas. Aš šokių mokytojas galiu būti. Galėjai, ne? Jau galiu, nes baigiau aukštą. Nu, super. Tai va, prašau, jeigu reikės. Nesu vidurinė. Žinai ką, tai va, kas norėsit jogos, prašom, kas norėsit kakavos, prašom, užeikite. O dabar vieną šitą norim aptarti, čia paskutinis mūsų. Manikenas, draugelis. Iš tikrųjų, išbandžiau ir galiu pasakyti, kai aš tai bandžiau, tai buvo tokia mintis. Aš gyvenime to nebuvau patyręs, nes, nevartoju jokių narkotikų. Tokių kažkokių haliucinogeninių, kurie ten kažkokius vaizdus iššaukė, žinai, ten gal kažkaip LSD kokie būna, nedarykite. Tai va, o čia mandalas kažkokias matai kažkokias švieselės. Ir ką tu čia tokio padarėjai ir kokia tavo idėja viso šito proceso? Šitą sistemą iš tikrųjų teko patirti praėjusiais metais Balyje. Ir turėjau iš tikrųjų labai stiprius tokius patyrimus. Neslėpsiu, esu dalyvavusi ceremonijose. Tai, nesakysim kokiuose, bet nesakysim kokiuose, bet teko ir poveikis realiai yra tas pats, čia toks mikrodauzingas gaunasi, taip. Esmė šios sistemos yra, kad žmonės, kurie turi labai didelį minčių srautą, negali atsipalaiduoti, nurimti, kam pavyzdžiui yra sunku medituoti, nesigauna į tą tylos ir ramybės būseną patekti. Tai ši sistema, jinai padeda visiškai atjungti minčių srautą ir atsipalaiduoti. Tai yra tokia alternatyva vaistams, pavyzdžiui, netgi žmogui, jeigu yra nemiga, tai kad nereikėtų gerti. Prieš miegą galėjo tokį pabūti. Taip, psichodeliniai vaistai, jeigu yra kažkokie, arba, kad tiesiog nereikėtų vartoti tų intervencinių jokių dalykų, yra alternatyva, va toks aparatas, kuris padeda. Galų gale aš įmonėm irgi netgi galvoju, nereali yra, ar žmonėm namuose netgi turėti tokią sistemą. Jeigu yra didelis nuovargis, reikia restarto, galima save tonizuoti. Jeigu yra didelė įtampa, reikia greito atsipalaidavimo, irgi pasidarom, 11 minučių sesija trunka, pūkšt viskas, ramybės būsena. Tai tikrai jaučiau tą ramybę. Taip, pripažįstu. Taip, labai stiprus galingas. O čia praėjom pro tą miestą, šurmulys, taip toliau, o čia... Šiaip nauja technologija, naujas dalykas, ypatingai žmonės, proto žmonės, kuriems reikia kažkokių, mėgsta technikas, technologijas įvairias, tai tikrai kviečiu susisiekti, galimos grupinės praktikos, sesijos. Gali ir atvažiuoti, ar tik tai štvietai? Čia reikia. Atvažiuoti irgi galiu. Nėra problemų. Jo, bus brangiau, geriau atvykti, susitarti laiką, nes yra erdvė, yra kur tai daryti. Realiai ši erdvė ir atsirado dėl šios sistemos, nes jį tiesiog kelyje pasitaikė, radom ją, kur įsigyti. Ir kakavos, nes sakė, labai skaniai kakavą darau, tai reikia, kad būtų kakavinė Vilniui, tai sakau, gerai. Gera kakava, ta tikra kakava. Tai va, tai taip ir susidėliojo viskas, ir tas, ir plus kundalinį jogą ir sesijos ir erdvė. Tai man labai patiko šitą praktiką, labai patiko, unikalus šiaip daiktas, tikrai pripažinsiu. Ta prasme, man įdomu būtų pamatuoti žmogaus kūno būvį, yra ten tas aparatas, folio, kaip ten tas testas, ar koks, neatsimenu, kur pajungia ten tuos elektrodus visus, biorezonansas. Tai žinai, prieš pamatuoti ir po. Taip. Žinok, tau reikėtų būtinai padaryti, labai būtų įdomu, realiai rezultatai kokie būtų. Šiaip yra rekomenduojamas ir medikams šitas instrumentas, profesionaliems sportininkams, žodžiu, čia yra visiškas stimuliavimas ir darbas su savo pasąmonė, su savo neuronais, su savo protu. Tai tai toks geras labai dalykas, iš tikrųjų, stiprus. O kakava ant pačios, kadangi mes jos nemaišom, tai šis skani. Nusėda, medutis turbūt. Žinai ką, tai mes galėsim pabaigą eiti ir jeigu reikės pratęsim, sekite toliau, mes viską pasakėm. Instagramas, Facebookas, Sandra Kundalinė, Ran. Taip. Ką reiškia Ran? Saran Tiaga Kaur iš tikrųjų yra princesė Liūtė. Ir dabar
Aš dar norėjau pasakyti, prisiminiau, kad mes nebaigiam apie materialumą, kaip tu sakai, atsisakyti materialumą. Aš manau, kad didelį įtaką turėjo mano dvasinis vardas, nes jisai reiškia, kad princesė Liūtė, kuri atsisako materialių dalykų vardan Dievo. Tai man niekada nebuvo svarbu, kiek aš uždirbu. Aš niekada neskaičiuodavau net darbę, kiek aš uždirbu, ką aš uždirbu. Gauni gerai. Yra kiek reikia ir viskas. Aš nenoriu lėktuvo ten, asmeninio jachtos, ten iš salos savo. Taurasi, ne, yra kiek yra ir tiek užtenka visada. Visada yra tiek, kiek reikia. Jeigu reikia, atsiranda tiek, kiek reikia. Nu, tiesiog taip vyksta gyvenime. Karolina klausė Facebook'e, sako, ar turi dvasinį mokytoją, kaip tu jį pasirinkai ir ką tu jis reiškia. Tu bus stiprus gan klausimas. Mano mokytoja pagrindinė yra Sadguru, galima sakyti taip. Moteris? Moteris, taip, yra. Ir vyras Sadguru. Tai yra sad ir sat, yra skirtingi skirtumai, skirtingi dalykai, jo, bet jinai yra Sadguru Kaur. Jinai moteris, jinai yra Ispanė, labai labai stipri, labai galinga mokytoja, jinai pirmo kurso mūsų buvo kuratorė. Tai va, ir jinai iš tikrųjų yra viena tokia iš stipriausių lyderių ir dabar, kadangi jau metai mokausi Satnam Rasayan, tai yra mokytoja būtent Italijoje Satnam Rasayan, kur mokausi, tai va ten jau dvasiškai biškai kitaip vyksta reikalai. Visai kitaip. Bet ar tau tai yra tik tai kaip perdavėjas praktikos, ar tu jauti kažką ten daugiau, žinai, nežinau, kaip tas mokytojas sako, tavo gurų, kur ten gali nusilenkti prie ten. Šiaip aš gurų netikiu ir pati kundalinį jogą jinai traktuoja taip, kad dabar yra vandenio era ir jokių mokytojų gurų nebėra. Mes esame patys savo gurų, mes esame patys savo mokytojai. Dėl to ir yra, Jogi Bažanas ir aiškino, ten kundalinių jogų irgi 10 kūnų, 10 gurų yra ir ties 10 gurų eros baigėsi, viskas, taškas. Visi mokytojai, kurie yra, jie tiesiog padeda rasti įrankius, duoda kažkokį kelią, kaip žmogui eiti į save ir grįžti į save. Nes visus atsakymus mes turim čia, visus atsakymus mes patys žinom. Nei vienas mokytojas, nei vienas gurų nepasakys, kas mum yra geriausia. Tik mes patys to žinome. Tik mes to savo tylaus balselio, vidui, kuris bando kažką pasakyti, mes jo negirdim. Nes protas ir ego labai garsiai. Ir visas sociumas pasaulis kvaksi, o vidinio to savo balso ir negirdim. Tai dėl to gurų, dėl mokytojo, tai net nežinau, nepasakyčiau, kad kažkokį tikrai turiu. Stengiuosi kiek įmanoma gilintis į save, į savo vidų ir susisiekti su savo aukščiausiuoju aš ir girdėti jo balsą, kuris mane veda. Ką, kaip, kur, su kuo daryti. Tai kol kas veda visai kaip ir fainiai, manau. Visai gerai. Džiaugiuosi to vedimu. Gal buvo kažkas, ką dar norėtum pasidalinti, aš gal kažko nepaklausiau, nepakalbėjom, žinau, kad visur būtų galima gilio, bet sakau, kas norės, sekančių žingsnį mes dar pakalbėsim, koks jis gali būti. Taip. Tai jau patys priimsiu sprendimą. Mano toks būtų gal irgi norėjimas pasidalinti, kad nebijoti bandyti, nebijoti daryti, tiesiog išdrįsti, eiti, judėti ir būti savimi irgi. Nebandyti kažkam įtikti, patikti, o būkit savim, būkit laimingi ir džiaukitės tą, ką turite. Ypatingai dėkojimas, man dėkojimas labai padeda. Aš net apsiverkiu būna dėkodama. Mačiau, turi dėkingumo korteles. Taip, dėkoju, sėdžiu, žliumbiu iš tos laimės vidinės. Tai labai labai galingas įrankis yra, nes kai mes esam dėkingi už visą tai, ką turim, tai mes gaunam dar daugiau, ko net nesitikėjom. Ir dažniausiai būna irgi situacijos, kai kurios, kur susiklosto, atrodo, Jėzus, pasaulio pabaiga, jau taip atsitiko, jau čia pats blogiausias įvykis, koks galėjo būti, o po to tas įvykis taip išsirutulioja į tokį nuostabų, stebuklingą dalyką, kurio net negalėjom įsivaizduoti. Tai tikėkit, kad einate ten, kur turite eiti, kad visata veda ten, kur turite būti ir viskas vyksta tik pačiu įmanomu jums geriausiu būdu. Nes mūsų sielos jos atėjo čia patirti patirtis ir kiekvieno patirtis yra skirtingos ir kiekvienas yra
tokios, kokios ir turi būti. Tai vad, kad ir tėvai yra tokie, kokie turi būti, ir draugai yra tokie, kokie turėjo būti, ir kolegos, ir visas tas gyvenimas, ir tie įvykiai, kokie jie bebūtų, jie yra tam, kad siela to norėjo, siela turėjo tai patirti. Ir irgi pagalvokit, kodėl tai įvyko ir ką iš to supratote ir ką iš to išmokote. Nes dažniausiai, kai mūsų protas ir ego įsivaizduoja, kad tai yra įvykis, kuris mums nemalonus yra, nes taip galvoja, taip tas ir tas, nors visatai nėra nei malonių, nei nemalonių įvykių, sielai iš viso vienodai, ar čia kas vyksta, kas gerai, kas blogai, jinai džiaugiasi bet kokia patirtim. Tai dėkokim už tai, kas vyksta, nes tai vyksta, kad mes augtume. Ir kai sako, kuo stipresnė siela, tuo stipresni išbandymai, ar ne? Nors taip vis norim. Bet su dėkingumu priemam ir keliaujam. Iškvėpiam. Kaip ačiū, kaip faini. Ir dar labai vienas fainas variantas mokytoja mums dabar irgi per mokymus, kai sakė, jūs neįsivaizduokit, kad visą laiką jums čia bus gėlytės ir va taip aplauksit. Ir kaip faini, gyvenimas gražus. Ne, jisai banguoja. Yra up ir down, yra linksmieji kalneliai, visokios yra būsenos, visokios. Pas moteris dar ciklai yra ir dar per savaitės, per dieną ir dienos metu N ciklų yra. Tai tiesiog, kai mes tą suvokiam, suprantam ir kai priimam save ir suvokiam, kad tai yra normalu ir aš esu tokia, toks ir wow, ir tai yra nuostabu, tai tiesiog viskas susiklosto, visas susidėlioja ir gražu išgręžda. Sukišim alkūnę ir ištrauksim. Tai pabaigai tada, jeigu gali pasidalink, ką norėtum, kad žmonės patirtų per tave, ką tu gali jiem pasiūlyti. Ką aš galiu jiem pasiūlyti? Tau. Viską, ką papasakau, pajauskit, kas surezonavo, ar įdomu būtų patirti kundalinį jogos praktiką, nes dabar jos vyks su NeuroVis sistema, nes šavasaną mes darysime būtent su šiuo aparatu. Yra tik 6 vietos studijoje, tai dėja gulimos, tai jeigu praktikuoti, tai maksimum 6 žmonės. Tai kviečiu irgi registruotis, padarysiu eventsą, irgi bus abonementai šį mėnesį, tai būtinai atvykit, išbandykit, pabūkit. Šią savaitę dėja tik 12 žmonių galėjau priimti, buvo nemokama tokia prezentacinė ta sistema, nuo kitos savaitės jau tai bus įkainota. Tai atkeliaukit ir dienos metu, bet kada irgi galite registruotis, atvažiuoti ir pasidaryti sesiją. Pasirinkit hebrą, draugus, susirinkit 4 žmonių, 6 kompaniją ir atkeliaukit tiesiog į studiją, sutarkim laiką ir padarysim jums sesiją. Kakavą ateikit atsigert, pabendraut, galų gale, jeigu turit gyvenime kažkokių klausimų, kažkur pastrigęs, nežinot, ką daryti, kaip daryti, atkeliaukit į joginės numerologijos sesiją. Iš tikrųjų labai stiprus, galingas įrankis, labai paprasta sistema, aš labai aiškiai išdėstau, kas, kaip, kur, kodėl vyksta, nes kaip mėgstu irgi aiškumą, konkretumą, nėra vyniojimo į vatą, esu tiesus žmogus, pasakau taip, kaip yra, gražiai, maloniai, švelniai. Tai atkeliaukite tą ir jeigu kas nori pasigražinti iš moterų, tai kobido masažas. Kobido masažo kol kas dar erdvės neįrengėme, bet įmanoma kitoje erdvėje ją pasidaryti. Yra bendradarbiauju su kitom spa studijom ir galų gale į svečius pas mane galima ateiti. Kad turėtų gražų veidą, ne? Taip, tai yra labai labai gilus atsipalaidavimas pas mane, kiek kas buvo. Bet tik moterim? Ne, pas mane vyrų labai nemažai ateina, taip, nes tai yra labai gilus atsipalaidavimas, patyrimas, tai nėra tik veidas. Yra kaklo zona, krūtinė, visos rankos, kojos ištampamos ir galų gale energetiniam lygmenį vyksta labai labai gilus irgi tas relaksacija, labai gili. Tu kaip šyvat, viską moki, maksimaliai. Dar ir makrame darau, bet jau nebepasakoju. Nebepasakoju. Dar ir tą, jo, šaunuoliai, iš tikrųjų, bet žinai, mes gyvenam ilgą gyvenimą ir per jį mes tikrai galim daug išmokti. Čia faktas. Taip. Čia faktas. Tai jeigu patiko šis video, paspaudžiam patiktuką, galim pasidalinti, jeigu norime. Jeigu patirsite kažkokią patirtį, kurią pasiūlė jums mūsų pašnekovė, praneškit man asmeniškai, man bus labai įdomu sužinoti, kaip jums sekėsi, savo patyrimais pasidalinkite drąsiai.
ir palinkėkite, kad pavyktų surinkti visą tą 1000 istorijų. Aš Saulius Bagdonas ir Sandra Sarantiaga. Facebook ir Instagram. Ačiū visiems, dėkojam ir iki greito. Iki. Satnam. Satnam, ne? Gerai, ačiū tau. Jo. Labai dėkoju.